Šiandienos tema – kokius jaukus naudoti gaudant sportiniu režimu. Puikiai subalansuotas video pradedantiesiems sportininkams, arba tiems, kurie nori užkurti šėrimvietę, pagauti daug žuvies paprastose sesijose. Tad šokime žiūrėti, iš ko susideda šiandienos receptas. Sveiki, mėly karpininkai. Mano vardas Matas, esu iš Lunar Baits, kur savomis rankomis Lietuvoje gaminame tripius jaukus karpių žūklei. Tad jeigu domina lietuviškas turinys apie žvejybą, būtent karpių žvejybą, prenumeruokite šitą kanalą ir palaikykite mus. Pažadame dalintis daugiau. Kaip matote, ant stalo turiu visus komponentus, kurių reikės mūsų šiandienos receptui. Kalbėsime apie grūdus, apie peletes, apie bolius, apie tirpukus, apie likvidus ir apie tai, kaip kiekvieną iš tų komponentų paruošti, bei galiausiai sukomponuoti bendrame mišinyje. Ir įžvalgos mūsų ateina iš visų praeitų metų, kuomet dirbome su eile sportininkų komandų. Su jais bandėme išsiaiškinti, koksai receptas geriausiai veikia, kad galėtume pasidalinti ir su jumis, ir priėjome vieną bendrą išvadą. Pirmiausia, žuvį turime pritraukti į šėrimvietę. Ir jau kai mes ją turime, vėliau turime rasti, kaip ją ir išlaikyti. Tad kiekvienam iš šitų dviejų skirtingų tikslų mums reikia ir skirtingų šėrimo programų. Šiandien fokusuojamės tik į žuvies pritraukimą. Ir ši strategija puikiai veikia, kai žvejojame, pavyzdžiui, 2 parų sesijoje arba trumpesnėje negu 48 valandų sesijoje. Lygiai taip pat tai yra puikus būdas pradėti varžybas ir naudoti tai pirmoje 3 parų varžybų pusėje, o vėliau jau pereiti prie stambesnių, kaloringesnių komponentų tam, kad išlaikytume žuvį šėrimvietėse. Tačiau apie būtent šį būdą ir kaip tą žuvį išlaikyti šnekėsime jau kitame filmuke. Šiandienos mūsų mišinio tikslas yra pritraukti kuo daugiau žuvies. Kadangi pritraukimo mišinio tikslas yra žuvį prisikviesti ir įpratinti, paskatinti, maitintis, pradėsime nuo labai lengvų, žuviai mažai įtartinų, pakankamai lengvai virškinamų komponentų. Tai bus ir daugiau grūdinio tipo boiliai, naudosime ir žuvinius boilius, tačiau fokusuosime daugiau į tirpukus, tai yra daugiau atrakcijos, mažiau maisto. Peletės vėlgi bus pakankamai nedidelės, mažai aliejingos, greitai tirpstančios. Naudosime nemažai grūdų, apie 60% viso mišinio, 2/3 sudarys grūdai, vėlgi nemažą dalį grūdų permalsime. Tai šokim prie recepto. 30% šito mišinio sudaro kanapės, iš kurių 1/5 yra permaltų. 15% sudaro tigriniai riešutai, 2/3 iš jų yra permalti. 15% sudaro kviečiai ir lygiai taip pat 15% sudaro peletės. Likusią dalį sudaro boiliai bei tirpus boiliai. Pradėdami kalbėti apie mišinį, aptarkime grūdus. Ir šiandien įvardinau 3 grūdų rūšis. Tigrinius riešutus, kanapes bei kviečius. Šitus produktus video pasirinkau dėl to, kad juos naudoja dauguma žvejų, bei jie yra labai lengvai prieinami. Tačiau tikrai drąsiai galite rinktis ir kitus jums patinkančius grūdus. Pirmas pavyzdys. Vietoj kanapių mes tikrai galime naudoti rapsų sėklas. Jos yra labai panašaus dydžio kaip kanapė, netgi panašios spalvos, panašaus aliejingumo, kaloringumo bei baltymingumo. Ir yra bent keli privalumai naudoti rapsų sėklas. Pirmiausia tai, kad labai nedaug kas jas naudoja ir natūraliai mes taip galime išlošti išskirtinumo, išsiskirti iš visos likusios žvejų minios. Antras dalykas. Labai nemažai Lietuvos telkinių yra šalia rapsų laukų. Ir dėl lietaus, dėl vėjo ir kitų aplinkos faktorių vis tiek kažkiek tų rapsų sėklų patenka ir į patį telkinį. Tad karpiai jų jau būna ragavę ir asocijuoja juos su natūraliu maistu. Tad rapsus tikrai drąsiai galima naudoti vietoj kanapių. Tas pats galioja ir kviečiams. Juos drąsiai galime keisti kukurūzais arba paukščių lesalu, kas dažniausiai yra 5 arba daugiau skirtingų grūdų mišinys. Savo rankose turiu paukščių lesalą, kuris angliškai vadinamas bird food, ir tie, kas domisi boilių sudėtimi, tikrai puikiai žino, kad neretai maltas toks mišinys yra vienas iš pagrindinių komponentų lengvesnio grūdinio tipo boiliuose. Kai renkatės tokio tipo mišinius, atkreipkite dėmesį, kad jame nebūtų per daug saulėgrąžų sėklų su lukštais.
Taip pat geriau vengti tokių mišinių, kuriuose yra daug žirnių, žalių kukurūzų arba tų pačių kviečių. Tai yra pigus komponentai, kuriuos galite nusipirkti ir naudoti atskirai. Geriau, kad tokiame mišinyje dominuotų soro sėklos, sorgo sėklos, juodgrūdės sėklos, kanarėlių lesalas ir panašiai. Tokį lesalą užtenka 15-20 minučių pavirti, galite ir užplikyti, palikti pusvalandžiui ir jis jau yra pilnai paruoštas naudoti. Tad rinkitės tokius variantus, kurie jums atrodo tinkamiausi. Tikrai galite nesilaikyti taisyklių. Tačiau su tigriniais riešutais, kanapėmis bei kviečiais neprašausta beveik niekada. Tad eikime aptarti kiekvieną iš jų komponentų atskirai. Apie 30% mūsų pritraukimo mišinio sudaro kanapės. Aliejingas, kaloringas produktas, atrodytų labai puikiai tinkamas išlaikyti žuvį bei ją šerti. Visgi dėl savo mechaninių savybių kanapės labiau vilioja, negu maitina ir išlaiko žuvį. Apie 70% kanapių sudėties sudaro aliejus, apie 20% sudaro baltymai. Tikrai galima sakyti, kad tai yra kalorijų bomba. Visgi, kanapė nėra gerai virškinamas produktas. Tai tikrai drąsiai galite jos mesti į vandenį. Daug žuvies tikėtina neperšėksite. Kaip žinote, jeigu laikome žuvis laikymo krepšiuose, išėmę visuomet reikia patikrinti, kuom tuštinasi žuvis. Ir kaip taisyklė visi sako, kad žuvis labai prastai virškina tigrinius riešutus, dėl to mes jų randame labai daug laikymo krepšiuose. Tačiau atkreipkite dėmesį ir įsižiūrėkite, kiek daug tuose maišuose būna ir kanapių detalių. Ypač kanapių lukštų, bet net ir tų pačių branduolių. Kanapė yra toksai produktas, kurio karpis turi valgyti daug, sunkiai jį virškina, daug tuštinasi, toliau turi valgyti. Ir tai yra vienas iš metodų skatinti karpio intensyvesnį maitinimąsi šėrimo zonoje. Kadangi savo mišinėje naudojame labai daug kanapės, rekomenduoju dalį jos permalti. Permalant kanapės mėsmalę, jos konsistencija tampa tarsi jogurtų. Ir vandenyje tas jogurtas skleidžia ypatingai didelį balkšvos atrakcijos debesį. Tačiau košės, sumaltos kanapės košės turėtume naudoti tik tiek, kad sudrėkintume visą jauko mišinį. Jokiais būdais negalim padaryti, kad jisai būtų lipnus ir nebeturėtų birios konsistencijos. Tad tiek ką tik išvirtas kanapės dedant į jauko mišinį aš rekomenduoju nukošti sietų, tiek ir pačią sumaltą košę kontroliuokite jos kiekį. Vandenį atlikusi nuo kanapių tikrai galite panaudoti ir kitiems tikslams, pavyzdžiui, užpilti peletes ir naudoti jas vietoj papildomų likvidų. Tad dedame kanapės į mišinį ir eikime prie sekančio komponento – tigrinių riešutų. 15% mūsų mišinio sudaro tigriniai riešutai. Įdomu tai, kad tai iš tikrųjų yra šakniavaisis, giminiškesnis bulvėms, o ne tikriems riešutams. Apie 30% jų sudėties yra aliejus, riebalai, 45% angliavandeniai lengvai virškinami ir 5% yra baltymai. Daugelis žinome, kad tigrinius riešutus karpiai mėgsta dėl jų saldumo ir pakankamai nemažo cukraus kiekio viduje. Tačiau nedaug kas žino, kad tigrinių riešutų sudėtyje taip pat labai daug yra tiek skaidulinių medžiagų, tiek arginino, kurių ir vienas ir kitas labai stabdo cukraus įsisavinimą į organizmą pas žuvį ir žuvis negali suvirškinti ir labai greitai tuštinasi, bei to cukraus taip ir nepajunta. Todėl tigrinių riešutų visuomet rekomenduojama naudoti pakankamai ribotą kiekį, nes kitu atveju gali žuvis tiesiog nustoti maitintis pas jūs, nes kokia prasmė valgyti, bet nieko nepasisavinti. Tigriniai riešutai yra labai geras ir kaloringas jaukas, kai norime išlaikyti karpius. Tačiau negalime atmesti jų ir atrakcijos savybių, dėl to ir įdėjome jį būtent į pritraukimo mišinį, ypač kai naudojame juos su maltu. Čia taisyklių nėra, tačiau tigrinių riešutų smulkinimui aš rekomenduoju naudoti ne mėsmalę, o skaldymui skirtas priemonės. Tiesiog pažiūrėkite, kaip skiriasi frakcija ir drėgnumas, kai malame mėsmalę ir kai kapojame blenderį. Taip pat čia tinka ir rankinės malyklės, prie kibiro pritaikyta skaldytuvė ir dar kiti būdai, kokius tik jūs sugalvosite. Svarbiausia, kad iš riešutų neįsiskirtų per daug aliejaus ir skysčio, o frakcija vis tiek išliktų pakankamai lengva ir biri. Trečdalį visų riešutų naudojame pilnus. Ir atkreipkite dėmesį į tigrinių riešutų kokybę, kai juos perkate.
Rinkoje galima sutikti labai purvinų, mažų, nekokybiškų riešutų. Tikrai nesakau, kad jų negalima naudoti, nėra nieko, ko neišgelbėtų geras perplovimas, visgi aukštesnės kokybės riešutai pritrauks daugiau žuvies. Ir pastebėjome, jog būtent pilni, nemalti tigriniai riešutai, kai jie naudojami XXL dydžio, labiau vilioja karpius. Tad pilnus tigrinius riešutus galite mesti XXL, o mažuosius permalti. Antrus metus iš eilės stebime ženkliai pagerėjusius rezultatus gaudant tigriniais riešutais, kai jie prieš virimą yra prisotinami natūraliais cukringais komponentais. Ir šiuo atveju aš šneku apie mūsų Svitela likvidą. Tai yra pirmas produktas rinkoje skirtas prisotinti grūdus dar prieš virimą. Jeigu to dar nebandėte, tai tikrai rekomenduoju pirmą kartą pabandykite ir vien iš to dangiškai skanaus, saldaus aromato, kai užkaičiate greitpuodį, suprasite, kaip ženkliai galime padidinti skanių komponentų koncentraciją tigriniuose riešutuose. Prieš pilant sausus tigrinius riešutus į puodą virimui, rekomenduoju 3-4 kartus juos perplauti švariu tekančiu vandeniu, kad atsiplautų visas purvas. Tuomet švariu vandeniu užpilkime tigrinius riešutus puode tiek, kad maždaug vanduo apsemtų juos 5-7 cm. Kiekvienam kilogramui sausų tigrinių riešutų naudokime apie 30, jeigu norite daugiau, 50 ml Svitela likvido, tuomet viską sumaišome, na ir idealiu atveju paliekame pastovėti arba per naktį, o gal net ir visai parą. Žinoma, būna, kad neturime laiko ir verdame arba ant kranto, arba tiesiog namuose, bet norime padaryti be jokio išankstinio brinkinimo. Ta tikrai galima daryti, tiesiog tokiu atveju rekomenduoju naudoti greitpuodį, ar virsite su greitpuodžiu be išankstinio brinkinimo, ar brinkinsite ir virsite paprastu puodu, vis tiek tigrinius riešutus reikėtų intensyvioje ugnyje pavirti apie valandą laiko. Tad dedame pilnus tigrinius riešutus į kibirą, maltus tigrinius riešutus į kibirą ir judame per sekančio komponento kviečių. 15% mūsų mišinio sudaro kviečiai. Pagrindinė kviečio užduotis į mišinį įvesti lengvai virškinamų angliavandenių, kurie sudaro netgi 72% kviečio sudėties. Angliavandeniai lengvai virškinami, skanūs, tačiau jokiais būdais negali suteikti karpiui visų reikiamų medžiagų. Tad karpių nepasotinsime, tačiau viliosime. Kviečiai mūsų mišinyje, ko gero, yra pats neišraiškingiausias komponentas. Jeigu kanapės ar tigriniai riešutai yra labai skanūs, išraiškingi, tačiau sunkiai virškinami komponentai, kvietys padeda karpiui gauti bent jau šiek tiek energijos, atplaukus į mūsų šėrimo zoną. Jeigu neturėtume kviečio, karpis daug maitintųsi, daug tuštintųsi, tačiau niekaip negautų energijos. Na, atrodo, čia yra ideali situacija, išlaikant žuvį arba ją pritraukiant. Iš kitos pusės praktika rodo, jog žuvis labai greitai supranta, kad pavalgyti nepavyksta ir jinai plaukia ieškoti maisto toliau. Todėl kvietys mums padeda spręsti šitą problemą. Kviečių paruošimas vėlgi nėra sudėtingas. Rekomenduoju kviečius užpilti vandeniu, santykių 1:1 arba netgi šiek tiek daugiau naudoti vandens. Kvietys vandenį geria tikrai intensyviai, labai stipriai pučiasi, ypač jeigu verdame greitpuodyje. Jeigu verdame greitpuodyje, užtenka pavirti 10-15 minučių, paprastame puode galite pavirti 20-25 minutės. Kiti mėgsta kviečius tiesiog užplikyti karštų vandeniu ir palaikyti. Jeigu taip darote, aš rekomenduoju naudoti kažkokio termoso tipo talpą, tam, kad karštis išsilaikytų ilgiau. Kvietys turi viduje būti visiškai minkštas. Kviečių nemalame, tad dedame į mūsų visą mišinį ir tuomet eikime jau prie sekančio kibiro, pirmojo komponento į sekantį kibirą, tai yra peletės. Į visą mūsų mišinį dedame 15% pelečių. Jos įneša tiek atrakcijos, tiek maistingumo ir net prisigerusios vandens, peletės vis tiek lieka gulėti ant dugno ir išlaiko savo formą. Karpiai mėgsta peletės dėl to, kad jos neturi per didelės atrakcijos, nors vis tiek yra maistingos ir, vis tiek ganėtinai tirpios, dėl to šiek tiek primena net ir natūralų maistą.
Dar vienas dalykas, dėl ko peletes naudoti tikrai rekomenduoju, nes dauguma komercinių telkinių žuvų kažkada, kai buvo auginamos žuvininkystės ūkiuose, buvo šeriamos peletėmis, kaip sakoma, jų vaikystėje. Tad tai yra asociatyvinis prisiminimas. Vaikystės maistas jiems atrodo saugus, jos yra įpratusios jo maitintis ir visą likusį savo gyvenimą. Dėl to turėti bent 15% pelečių mišinyje, ypatingai mažesnės frakcijos, labai naudinga. Galiausiai, peletės mūsų mišinė atlieka labai konkrečią vieną funkciją. Tai yra skysčio nešėjai. Praktika rodo, kad jeigu naudojame likvidus ir juos pilame į visą jauko mišinį, rezultatai būna ženkliai blogesni arba netgi kartais tragiški, lyginant su tais atvejais, kai likvidų prisotiname vieną komponentą. Na ir šiuo atveju šneku apie peletės, nes jos geriausiai įgeria skysčius. Jeigu likvidų užpilame viskas tarsi tampa mišrainė, vieno bendro skonio. O kai įsotiname peletės, pavyzdžiui, karpiai gali pradėti maitintis kanapėmis, kurios visiškai turi natūralų skonį, vėliau paragauti galbūt ir pelečių, kurios jau turi šiek tiek ir papildomo likvido, papildomos atrakcijos, ir taip po truputėlį pereiti ant bolių. Taip mes pratiname žuvį palaipsniui maitintis vis kaloringesniais komponentais. Galite rasti begalės pelečių rūšių ir tikrai įsirinkite tas, kurios jums patinka labiausiai. Aš visgi rekomenduoju naudoti jau iš anksto kruopščiai sudėliotą pelečių mišinį, kuriame būtų ir skirtingos peletės, ir skirtingi diametrai, būtų subalansuotas riebalingumas, tirpumo laikai vandenyje ir visi kiti techniniai parametrai. Mūsų Tasty Mix mišinėje būtent taip ir yra. 3 pelečių rūšys, halibut, aukščiausio lygio peletės, kors peletės ir iš boilinės tešlos mūsų Lietuvoje gamintos peletės, kurių fokusas yra padidinti viso mišinio skonį. Kai naudojate tokį mišinį, jisai veikia jau ne tik kaip skysčio nešėjas, jisai iš savęs yra ir atraktorius. Galiausiai, Tasty Mix mišinio pagrindinis skonis yra krill, todėl tai puikiai tinka derinant prie žuvinio tipo boilių. Žinoma, jeigu žvejojate telkinyje, kuriame dominuoja grūdai, žinot, kad karpiai pagrindinai maitinsis grūdais, į peletės gali žiūrėti paprasčiau. Tiesiog naudokite pigiausią variantą ar kanapių įspaudų peletės, arba net ir višnį lesalą. To pilnai užtenka, kad į mūsų jauko mišinį įneštų likvidus. Na ir galiausiai, prieiname prie dalies, kuomet peletės prisotiname likvidais. Pritraukiant žuvį, norime naudoti intensyvesnius, aromatingesnius likvidus. Idealiu atveju, jeigu likvidas yra suderintas su boiliais. Tokiu atveju žuvys valgydamos likvidų prisotintas peletės tarsi šiek tiek paragauja ir boilio ir greičiau užsinorina valgyti pačius boilius. Jeigu norime pasiekti aukščiausių rezultatų, geriausia naudoti tokius likvidus, kurie skatins žuvį vėliau valgyti žuvinius boilius. Šiuo atveju hidra likvidas labai puikiai tinka mums pelečių išmirkimui. Pilant likvidą į peletes, galima jį šiek tiek praskiesti vandeniu, tai peletės geriau įgeria. Nuolatos peletės maišykite, kad jos nesuliptų ir netaptų bendra mase, vis dar išliktų birios. Taip pat labai puikiai tinka aliejai, pavyzdžiui, aštrus lašišų aliejus, jeigu žvejosime daug veidrodinių karpių, arba jeigu telkinyje turime daug amūrų arba žvynuotųjų karpių, puikiai tinka peletės užpilti ir tuo pačiu skitelą skysčiu. Tad jau paruoštas peletes dedame į mūsų mišinį ir eikime prie sekančio jauko komponento. 10% viso mūsų jauko sudaro boiliai, tai yra esminis jauko komponentas. Ir drąsiai galime sakyti, naudojam grūdus, peletės, visus maltus, smulkintus ir taip toliau paruoštus komponentus tik tais tam, kad išmokytume žuvį palaipsniui valgyti boiliais. Kai žuvis sistemingai maitinasi boiliais, galim sakyti, žaidimas laimėtas, belieka žuvį išlaikyti. Boiliai labai stipriai skiriasi savo sudėtimi, tad visą laiką pasirinkite tinkamiausią variantą pagal situaciją. Kai siekime pritraukti žuvį, mums labiau tinka grūdiškesni, lengvesni boiliai. Tačiau iš karto mes juos maišome ir su hidra boiliais, tam, kad pradėtume formuoti karpių įprotį grįžti ir užsilaikyti žūklavietėje. Visą laiką rekomenduoju naudoti bent 2 rūšių boilius, vieną lengvesnį ir vieną, kaip sakom, sunkiosios artilerijos žuvinį.
ir juos keisti pagal proporciją. Jeigu daugiau kimba ant grūdinių, naudokim grūdinius, jeigu žuvis jau pradėjo maitinti žuviniais boliais, padidinkime žuvinių bolių proporciją. Beveik visuomet karpiai pradeda maitintis nuo grūdinių bolių ir tik vėliau pereina prie žuvinių. Dėl to, kad šie yra lengviau virškinami, šiuo atveju turiu Fruitfusion 5 bolius, kurių sudėtyje yra netgi 8 grūdų rinkinys, daug pieno traktorių, kukurūzų proteino ir kitų komponentų, kurie tikrai labai primena natūralų karpio maistą. Taip pat jame yra 4 vaisių atraktorių derinys, jisai ganėtinai greitai įsiplauna į vandenį, juolab, kad padeda pakankamai stambi bolio struktūra, tad tai yra puikus variantas, nuo kurio galima pradėti sportinės sesijas. Tačiau pasirinkite kitą variantą, jeigu turite tokį, kurį jau esate atidirbę. Tarp mūsų žvejų gretų labai daug kas mėgsta pradėti nuo luna boilių, nes luna boiliai labai puikiai vilioja tiek amūrus, tiek žvynuotusius karpius, arba berry blend boilių, kurie vilioja visus karpius. Tad ideali proporcija sesijos startui būtų 2/3 grūdinių boilių ir 1/3 žuvinių boilių. Siekiant pritraukti žuvį, pusę visų boilių susmulkiname. Ir naudokite tą smulkinimo būdą, kuris jums yra tinkamiausias. Tik tais nesmulkinkite per daug, nedarykite dulkių. Idealiu atveju palikite 4, 6, galbūt 8 mm diametro daleles ir to pilnai pakaks. Nebijokite maišyti skirtingų boilių rūšių daleles. Drąsiai visus Fruitfusion 5 ir Hydra boilius galite maišyti bendroje krūvoje, viename kibire, jeigu nepilsite ant viršaus likvidų. Tikrai galite naudoti likvidus ir kartu su boliais, tačiau jeigu tą darėte su peletėmis, didelės prasmės nelieka. Lunar Baits boiliuose likvidinės skystos atrakcijos buvo įdėta dar gamybos metu ir pakankamai didelis kiekis, tad papildomi išoriniai likvidai yra būtini tik tais atvejais, kai norite labai daug atrakcijos. Na ir ką, dedame boilius į kibirą, tiek ir maltus, tiek ir pilnus ir einame prie paskutinio komponento, tai yra tirpūs boiliai. Tirpių boiliui į visą mišinį dedame 15%. Ir tirpūs boiliai mūsų atveju bus pagrindinė jauko atraktyvioji dalis, nes tai yra maistinis komponentas, tačiau labai puikiai skleidžiantis daleles tiek tais aplinkui save tirpdamas, tiek ir nuo jo nuolatos kyla dalelės, kurias žuvys seka ir vidurinėse vandens sluoksniuose bei leidžiasi maitintis. Lygiai taip pat naudojame tiek Hydra, tiek Fruitfusion 5 boilius, vėlgi proporciją išlaikant labai panašią kaip ir šeriminių boilių. Tirpius boilius skaldyti nebūtina, galite juos naudoti pilnus ir aš iš tikro rekomenduoju tirpius boilius mesti daugiau kobrą, tačiau dalį jų galite suskaldyti ir rankinę skaldyklę, dėti į bendrą kibirą. Paminėsiu tai, kad tirpių boilių užpilti likvidų jokiais būdais negalima, nes jie gali pradėti tirpti pačiame kibire, jie tampa lipnesni ir gadina frakcijos kokybę. 20 mm diametro Lunar Baits boiliai pilnai vandenyje aptirpsta per 3-4 valandas, jeigu yra intensyvesnė srovė arba šiltesnis oras per 3-4 valandas boilio išvis nelieka, tad tai yra visiškai idealus variantas įnešti daug atrakcijos į vandenį, tačiau neperširti žuvies. Dar vienas dalykas, kad tirpiais boiliais mes galime labai lengvai kontroliuoti visos jauko masės atrakciją. Tiesiog jeigu pašėrėme, įsimeskime tuo pačiu metu į indelį keletą tirpių boilių ir prieš sekimą pasižiūrėkime, kiek tie boiliai jau yra aptirpę. Tuomet nuspręskime, ar mūsų tirpių boilių kiekį visame jauke didinti ar palikti tokį patį. Jeigu matome, kad boiliai dar nėra aptirpę, o norime šerti praėjus dar labai nedaug laiko, galime pasišerti daugiau grūdais, o jeigu boiliai gan greit aptirpo, galime įvesti daugiau boilių. Vėlgi, stebėkime žuvį ir jinai mums parodys, kiek jinai nori maitintis boiliais ir kiek jai dar reikia pritraukimo atrakcijos. Tad atsidedame tirpius boilius ir einame maišyti viso mišinio mūsų 2 kibirų, viename grūdai, kitame stambesnės frakcijos produktai. Tikrai išsamiai aptarėme skirtingus komponentus, visą mišinį, paruošimo būdus, net ir skirtingas situacijas, kuomet ką naudoti. Tad bičiuliai, labai tikiuosi, kad jums buvo naudinga. Sekite mūsų kanalą ir toliau matysite panašaus tipo turinį. Iki!